Sveiki visi, mes vėl sugrįžom prie antros hardcore dalies. Jau išėjo keletas atnaujinimų ir kiek žinau, galima pasidaryti maišelį, kažkaip tam vadinas toksai. Bandau. Reikia siūlo ir... Gerai, siūlo neturim. O ką aš norėčiau daryti, tai pasistatyti namą šitoje video. Gerai, tai dabar aš nusibraižysiu vietą, kaip man reikia, zoną namui. Tai kaip matote, aš jau nusibraižiau tą zoną. Išgrioviau blokus ir dabar man dar 11 blokų gilyn reikės pasikast. Ir ten bus tokia vieta, kur bus, namai. Tokia kaip skylė. Gerai, tai va tokio gylio bus panašiai. Man reikia išlėkti. Gerai, tai dabar mes iškasim jau. Ir man bekasant staiga sugrįžo. O va čia toksai daiktas bus laikinai man, kad galėčiau aš išeiti. Gerai. O dabar, kaip bekasant, atėjo kaip ir vakaras, tai toj naktis bus, tai dabar aš keliausiu šitą siūlų pasirinkti ir tada išmiegosiu. Gerai, reikia rasti tvorų. Čia zombis, ne... O kur vorai? Čia vorų kaip tik nėra. Ot nesąmonė. Krypė. Čia dar kryperių nėra. Čia tik zombiai ir skeletai. O tai kur tada visi spūderiai? Varai! Japy! Skeletas. Aš žiūriu, bijau skeletų. Čia dar spūderis. Akių tai man nereikia. Bet va, siūlų. Kaip čia... Šitaip pyktis. Jo. Ui. Bando.
O. Yeah. Bundle turiu. Ir bundle įdėjau į bundle. Put a bundle into a bundle. Gerai, grįžtam toliau prie kasimo. Bundle aš jau turiu. Čia man dar giliai. O, ne taip ir toli. Įdomu, gal dar kažko gero rasim čia bekasdami. A gal ateityje, kai gilinsim namą, kai gilinsim namą dar ir deimantų gali ras, nes aš čia, o giliai labai planuoju jį daryti. Smėlio neturiu matos. Parako turiu, nu... Ai, parako irgi neturiu. Galvau TNT daryti. Bet smėlio tai galiu prisirinkti, bet parakui tai kitos reikia laukti. Ulala. Ir kaip matot, aš jau pabaigiau kasti. Kasimas baigtas. Man gal reikėtų kai ką padėti apačioj. Gerai, tai toliau. Okay, man reikia medienos ir dar maisto reikia. Man šitų nereikia. O, atsiprašau, nenorėjau traukti. Tu tik pasipainioji, jeigu nereikėjo. Tai taip ir gavas. Ir tu kaip... Kas tave nutupdo, kad nebesėdėtum? Nes tu kartais man trukdai. O, skrisk. Vėtau. Va, čia dabar ir saugunkosi, bet dabar. Daug jūtų. Kas čia pasidarė? O kur čia dingo? Au, sėkla. O, sėkla.
Va. Bet vis dar problema neišspręsta. Maisto dabar neturi. Ateičiai bus, bet ne dabarčiai. Na gerai. Metas prie darbo. Gerai, ten, kur reikia dėti medieną, padaryta. Ir aš galiu pasakyti, čia ką tik buvo dar viena audra. Taip greitai vieną paskui kitą aš neįsivaizduoju. Ar audros gali taip dažnai atsirandinėti? Nesupratau. Gerai, dabar mes statysim sienas. Paimkim akmenį kokį iškepė. Įvairiai čia. Ir pasigamint mums reikia... Oi. Šitų kuo daugiau. Sienos bus iš šito bloko. Ir anglies daugiau neturiu, spėju. Jo, neturiu. O čia turim net 4 anglies, maistas iškeptas. Nešiosios maisto. Zombie villagerį? Oh no! Ne, numirė. Man reikia būtinai pavalgyti. Bet kodėl jis numirė? Oh no! O čia tai žiauriai blogai. Kas ką tik atsitiko, tai čia žiauriai blogai. Vis dar ten? Ne, bet aš rizikuot galiu. Susprogdint savo namą ir ten darysiu. Man reikia pro stogą išlygti. Kur jisai dabar slepiasi? Reikia sužinoti.
buvo paskutinis krypė. Nesiseka man kovoti prieš monstrus. Gal dėl to, kad aš kritiką. Bet kažko nesiseka. Kažkaip žiauriai nemėgstu. Žinau, ką man reikia pasistatyti. Nelaimės atveju. Tai yra ne nelaimės, o kokį kitą gali pastatyti. Čia aš kaip galėčiau įkalinti, jeigu atsiranda netyčia zombividžeris. Šalia deglo nereikia, deglos taip daug, o vadai reikės... Oi, čia mano užblokuota jo. Na gerai, bet jau galiu padėti čia kepti. Invas pilnas. Gerai, tai man dabar reikia pastatyti, kambarius, bet pirmą tokį kaip kalėjimai čia bus, o viršai 4 creeperiai, zombiai, skeletai ir vorai ir tada pačioj bus 4 kambariai, kur čestus aš dėsiu, skrynes, tada miegamasis, darbų kambarys ir krosnių kambarys.
gavus liftai gerai. Tik tai saka, dar jie veikia. Veikia labai gerai ir tada prie pat liftų yra nusileidimas. Tai jo, labai gerai gavus. Liftai pavyko. Ok, tai dabar statysim patį pirmą kambarį. O man dabar reikia daug medienos ir kad pasidaryt daug skrynių. Medienos kokios gal. Nežinau, gal tiek neužteks, bet gal. Nemanau, kad užteks 14 skrynių. Medienos griovimai, montažas, numeris, nežinau. Ir manau, pirmas kambarys baigtas. Čestų kambarys. Nu, kur laikysiu daiktus. Čia gal ateityje turėsiu daugiau odos, sudėsiu item frame'us, daiktų laikiklius ir juose bus parodyta, kur kokie daiktai. Bet kol kas užtenka to tiek. Gerai, tai dabar aš pastatysiu krosnių kambarį, reikės pastatyti. Gerai, pasigaminu naują pikeksą, nes anas būtų sulūžęs. O man reikia pasilikti atminimą mano diamond pikeksų. Nežinau, gal tiek užteks. Užtek. Ne, aš dar šitą pusę. Ir štai antras kambarys pabaigtas. Tai jau turime krosnių kambarį. Turime, kaip čia pasakyti, dėžių kambarį, čestų kambarį, kur daiktus laikysiu. Čia vėliau aš kažkada item frame'us dar uždėsiu jo. Dabar ką, miegamąjį statysime? Gerai, tai dabar mes statysim miegamąjį. Nu tai va, baigtas miegamasis. Žinoma, aš ateityje turėsiu daugiau tokių blokų, kokių man reikia. Aš čia dar juos padėsiu. Nu tai kol kas bus tiek miegamajam.
Gerai, tai dabar... Gerai, tai dabar pasidarysim darbų kambarį. Jame bus enchanting table, villageriai patys du svarbiausi, vienas su mendingu, kitas, kur už pagaliukus emeraldus duos. Arba kažkokį kitą, kurį žiauriai rasiu, kuris labai apsimokės, kad duotų. Gerai man, kad duotų emeraldų. Duok man. Tada ir kitokių visokių darbų darbastalė. Nu, visokių darbų ten tie dalykai. Taip. Iškasti reikės 12 blokų. Gerai, tai kaip aš ir baigiau statyti. Čia vėliau turėsiu knygų lentynų ir deimantus 2 dar pasidarysiu. Enchanting table čia pasidėsiu. Čia 2 svarbiausi villageriai bus. O va čia dar man irgi reikės kelių dalykų, pavyzdžiui, anvilių, brewing stendo, lekturno ir dar kažkokio, kur vėliavoms daryti. Nu ir čia dar sudėsiu vėliau. Bet, manau, šiandienai šitiek užteks. Viso!